pasimatymai. Jei pirmas kandidatas nepatinka, tiesiog pasakyk jam kitas ar kita. Liep grįžti į autobusą ir pakviesti kitą. Tas, kuris su tavim išbus iki galo, galės rinktis. Ateiti į antrą pasimatymą ar pasirinkti pinigus ir pabėgti. Ką darai, daryk atsargiai, nes tu gali būti kitas ar kita. Esu Simas iš Trakų. Ieškau panos, kuri būtų graži, 90, 60, 90. Būtų paprasta, nepasikėlus, gamintų valgyti skaniai ir mėgtų romantiką. Sveiki, esu Almantė, atvykau iš Širvintų. Man yra 19 metų. Aš esu kaip angelas, tačiau su ragiukais ir dievinu Playboy zuikučius. Sveiki, aš Ema, man 18 metų. Esu iš Vilniaus. Tikiuosi, tas vaikinas nebus visiška beretė. Sveiki, mano vardas Elžbieta, esu iš Lentvario. Man 19 metų, esu dar nesugadinta. Sveiki, esu Giedrė, man 18 metų, atvykau iš Lentvario. Buvęs vaikinas pasakė, kad aš tikras velnias. Pažiūrėsime, ar šis tą patį pasakys. Sveiki, mano vardas yra Lina, man yra 18 metų. Aš esu Vilnietė. Atvykau čia susirasti savo mačą, nes turiu ispaniško kraują. Autobusas su 5 pleputėmis jau skrieja į pasimatymą. Koks vaikinas jų laukia? Tai kokią merginos vaikino tikitės šiandien? Dar klaus? Aukšto ne? Rudo. Gražaus, sportiško. Būtų visų pirma, būtų nuoširdus, kuris... Simonas nekantrauja pateikti panelėms paruoštus išbandymus. Tad kuri bus pirmoji? Nu tai žodžiu, panas, ką siūlom? Aš siūlau Aliną. Sutinku manin. Kodėl aš? Todėl, kad parodys savo galę. Pirma. Ok, tikrinam! Na ką, mačio, pagaminsi man karpačio? Alina, 18 metų. Savo užpakaliuką vertina milijonu. Draugauja tik su apmokančiais sąskaitas. Ieško stipraus kaip Songokas. Labas, Alina. Labas. Kuo vardu? Simas. Malonu. Gal einam tenai prie stoliukų? Naime. Nu, daug pasimatymas turėjus. Nu, kad daug tai nepasakyčiau, bet vienas buvo toks visiškas košmaras. Tokia užduotis bus. Bulvės nuskust. O, nedažnai viriu, bet galiu nuskust. Kad tas... Šiaip, čia taip, ne? Nu, tai ką sakysi? Nu, aš mėgstu cepelinus, tai pažiūrėsiu. Rimtai? Jo. O kodėl tu jas mėgsti? Na, lietuviškas maistas, skanu. Kiek ilgiausiai draugystė jūsų trukasi? Net ir 9 mėnesiai. Metus. Dilgėlis mėgsti? Kad nori, kad aš paragaučiau to balto žiedelio? Aš vaikystėje dažnai tai darydavau, man ne naujiena. Gal nori paragauti? Galiu daug paragauti. Ne, nu, bet paskui prasideda tie pykčiai, juos reikia pragyvent. Ir tada vėl būna viskas. Nelabai. Nelabai. Mažai. Aišku. Nu ką, bulvių mažai priskutai. Tai gal kita? Gerai. Tegu kitą nuskus daugiau. Gerai. Sėkmės, iki tavo. Malonu. Buvo susipažinti. Malonu. Panelė visai nieko tokia. Bulvė, aišku, skust greit nemoka, aš greičiau skutu. Tai ką, iškitavo, nu gerai, liepė bulvę skus, davė vieną bulvę, sako vieną nuskus, kuri sako per mažai bulvių priskutai, tai čia logikos iš vis nerasta, nežinau aš. Bet iškitavau, nes įdomu, kas yra dar autobusiukė ir truputį per jauna. Nu, draugiškas, bet tai iš vis, jeigu jie tokią paną kaip aš iškitavo, tai čia jam panas net nepatinka. Nenuorama Alina nepriskuto pakankamai bulvių, todėl buvo iškituota. Gal antroji panelė bus ūkiškesnė? Mes ir laukiai. Nu ką galiu pasakyti, vaikinas šiaip draugiškas, viskas su juo tvarkoj. Nu, matėsi vyresnis, toks, 23, kokios, 23, 22. Šiaip liepė skus man bulvę, davė vieną bulvę, žinai, ir sako, tipo, nuskusk bulvę. Ir sako, žiūri, per mažai bulvių priskutai. Tai sakai, vieną kalbą, antrą daro. Ir aš manau, kad antra eis Giedrė. O tai! Na, juočkė neparodė!
Kaukis kelnes draugausi. Giedrė, 18 metų, sekso maniakė, nieko nenusimano apie traktorius. Kartą išdavė vaikiną pasimatymui įpusėjus. Labas. Labas. Giedrė. Simas. Malonu. Malonu. Vėl prisėsk. Tada vieną bulvę skusulio, sako, vieną nuskutai, tipo, nuskuto, sako, tai gerai, tipo, žiūri, per mažai bulvių nuskutai. Sako, mėgstu cepelinų, žinai, tipo, aš ir kinietišką maistą, ir lietuvišką mėgstu, žinai. Mėgsti valgį daryti? Kaip kada? Kaip kada? Dar žiūrint ką? Žiūrint ką, štai cepelinus, vat, mėgstu. Cepelinus, aš irgi mėgstu cepelinus. Gal gali kokią bulvę nuskust? Nu, galiu. Nepasikėręs, ne? Ne, labai draugiškas iš tikrųjų vaikinas. Pasižiūrėsim, ar sulauksim, gal na jau negrįš. Manau, galėtų jį priremti kampą. Gerą paną. O kaip su darbais? Su darbais? Darbštiesi? Nu, šiaip jo. Bulvės sodint moki? Bulvės sodint? Jo. Kažkaip neteko. Neteko? Ne. Nori pabandyti? Pabandyt? Gal dar norėčiau. O kaip apsirengęs? Džinsiukai, treningiukai. Džinsiukai, batukai tokie Toks ne marozas? Vėlesnė maikutė tokia, kaip paskėdi drąsų, žinai. Galim čia kur nors pabandyti pasodinti. Čia? Taip. Tikrai žemės tokios nėra. Nu, ką padarysi, tada kitą. Sodinkis pats savo bulvės. Paprašiau bulvių pasodinti, sako, žemė nėra. Aplinkui pilna. Liepia bulvės sodinti. Jeigu jis iš kaimo, tai tegul pats jis ir sodina, aš tai ne iš kaimo. Nu, aš galėčiau bet kur pasodinti. Nepajuto Simonas simpatijų Giedrai, todėl ištarė jai kitą. Pasimatymui ruošiasi trečioji panelė. Krasavica, kur pinigai?